Sveiki! Prireikus atsispausdinti dokumentą, naudokitės KTU bibliotekoje esančiais daugiafunkciniais savitarnos spausdinimo įrenginiais. Atsispausdinti reikiamą dokumentą galite iš bet kurio stacionaraus kompiuterio esančio KTU bibliotekoje. Kompiuteryje paleiskite dokumento spausdinimą File Print. Nusistatykite reikiamus spausdinimo parametrus. Pavyzdžiui, jei norite spausdinti nespalvotus dokumentus, kompiuteryje pasirinkite Print Black. Jei spausdinsite spalvotai, Print Color. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei dokumente bus ne tik juoda spalva, aparatas dokumentą atspausdins spalvotai ir tai kainuos pagal spalvoto spaudo įkainius. Todėl norint spausdinti nespalvotai reikia pasirinkti Print Black. Taip pat galite pasirinkti, kiek kopijų darysite, lapo formatą, ar spausdinsite visą dokumentą, ar tam tikrus puslapius, ar spausdinsite ant abiejų popieriaus lapo pusių, ar ant vienos. Spausdinant skaidres galima nustatyti, kad kelios skaidrės, pavyzdžiui 2, 4, 6 būtų viename lape, taip taupant popierių. Kopijavimo aparatas dokumento nesiųs spausdinti, jei siunčiamas dokumentas didesnis nei 200 MB. Tuomet patariame dokumentą siųsti spausdinti dalimis. Nusiuntus darbą spausdinti, prisijunkite prie savitarnos spausdinimo įrenginio valdymo ekrane įvesdami savo KTU vartotojo vardą ir slaptažodį. Prisijungę matysite atsiųstų spausdinti dokumentų skaičių. Paspaudus mygtuką Print All bus atspausdinti visi jūsų į spausdintuvą atsiųsti dokumentai. Paspaudus mygtuką My Jobs galėsite valdyti savo darbus, išsirinkti norimą darbą, jį ištrinti arba pakartotinai atspausdinti. Primename, kad kopijavimo, spausdinimo, skanavimo paslaugos yra mokamos. Todėl prieš spausdinant reikia įsigyti apmokėjimo kuponą. Kaip nusipirkti kuponą ir pasipildyti sąskaitą, žiūrėkite vaizdo medžiagoje apmokėjimas už kopijavimo, spausdinimo ir skanavimo paslaugas.